kreipėsi anksčiau negu šiandieną. Parašė laiškelį, paprašė patarimų, pagalbos, paklausė, kaip, kas ir ką. Tai iš tikrųjų tai yra labai geras dalykas, tai gaila, kad paskui neišlaikėm to dialogo, galbūt būčiau truputį daugiau pagelbėjęs. Tai va, apie pačią kalbą. Kalba yra gera. Tema yra labai gera. Pradžioje tu sudominai. Mane asmeniškai tikrai sudominai. Galvoju, gausiu kažką naudingo, kažką įdomus. Ir iš tikrųjų tau būtų pasisekę labai gerai. Buvo klaidėlių, bet aš identifikavau vieną priežastį, dėl kurios mes visi darome klaidas. Tiek aš, tiek kiti kalbėtojai, nesvarbu, kiek kalbų esi pasakęs, tai yra viena priežastis, dėl ko darome klaidas. Tai yra jaudulys, dėl ko mes nesusitvarkom. Bet nesuklyskime, jaudulys yra be galo svarbus, nes jeigu jaudulio neliks, mums nebeįdomu. Mes tiesiog nebesakysim kalbų. Ateisi, le ir išvyks ir viskas. Tai va, jaudulys yra svarbu, tu jo nebijok. Tu tiesiog su juo nesusitvarkai. Tai va. Ir yra vienas paprastas dalykas, kaip aš tvarkausi su jauduliu. Tai yra specialiai lėtini savo žodžius. Lėtini. Tiesiog širdis nurimsta. Tai yra fiziologinis dalykas. Kai jaudinas ir viskas. O kai nurimsta širdis, pradedi galvoti, apgalvoji, ką netrukus sakysi, susitvarkai. Ir tada nebelieka ką čia turėjau pasakyti, nebelieka teisinimus ir visų kitų dalykų. Atsiranda ir kūno kalba, ir kontaktas su auditorija. Viskas tada būna gerai. Tai va, tai tik tai vienas dalykas su jauduliu. Ir jaudulį man asmeniškai labiausiai padėjo įveikti ekspromto kalbas. Tai va, kitą kartą, kai pagės ekspromto kalbą sakyti, valio aš pirma. Ačiū tau už gerą temą.